la señora Morcūnaitė. Ačiū, ponas pirmininkė. Jaunimo nedarbas be galo opi problema šiandieną. 20% mano bendraamžių neturi darbo Europos Sąjungoje. Ir balsavau už šitą Europos parlamento poziciją, kadangi tikiu, kad mes siunčiame dar vieną svarbią politinę žinią tiek Europos komisijai, tiek valstybėms narėms dėl situacijos susijusios su jaunimo nedarbu. Aš manau, kad ir pilnai pritariu pranešime išdėstytoms mintims, kad reikia skatinti ir vystyti tokias programas, kaip kad Erasmus jauniems verslininkams, kad labai svarbu pabrėžti neformaliojo ugdymo svarbą jaunų žmonių gyvenime ir profesinėme lavėjime. Kitas dalykas, Europos Sąjungos strategija 2020 tikslai. Visgi numatoma, kad ekonominis atsigavimas ateis per inovaciją, žaliasias technologijas ir jaunimo įtraukti į darbo rinką. Tas yra labai svarbu. Ir tiesiog norėčiau pasidalinti Lietuvos patirtimi, kur yra numatytos darbdaviams mokesčių lengvatos, kurie priima į darbą pirmas sykį darbo rinkoje dalyvaujančius jaunus žmonės. Tai aš tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas tarp valstybių narių jisai bus glaudus tam, kad pasiekti tokių rezultatų. Muchas gracias. Pasamos al informe Gruny y tiene la palabra la señora Ronzulli. Sì, grazie Presidente. Le forme di lavoro più flessibili spesso si sono tradotte in contratti atipici incapaci di garantire la protezione sociale dei